Sveiki, Atomi verslininkai. Malonu Jūs matyti. Nuo šiandien pradėsime kalbėti apie tinklinę rinkodarą. Atomi pagrindinės marketingo strategijas. Aš esu Hanyang University verslo fakulteto profesorius Han Sangirin. Malonu Jūs sutikti. Aš esu rinkodaros profesorius ir tyrinėju įvairias rinkodaros sritis, tačiau ypač domiuosi platinimo sritimi. Natūraliai susidomėjau tiesioginės prekybos pramonę, TI, tinklinę rinkodarą ir jau seniai atlikau keletą tyrimų šioje srityje. Tuo metu gavau pasiūlymą iš Atomi dėl šio paskaitų programos ir aš jį mielai priėmiau. Pastaruoju metu Atomi tapo labai sparčiai augančia įmonė, kurią stebėjau su dideliu susidomėjimu ir manau, kad tai puikia proga kartu tyrinėti įdomius Atomi atvejus. Taigi dabar pradėsime pirmąją paskaitą. Šiandien pirmoji paskaita prasidės nuo pasakojimo apie Atomi, kurioje jūs dirbate. Kas yra Atomi? Ar tikrai Atomi yra gera įmonė ir kokia iš tikrųjų yra tinklinės rinkodaros rinka? Pradėkime apie tai kalbėti. Norint kalbėti apie Atomi, pirmiausia reikia aptarti didesnį kontekstą. TI platinimo pramonę ir tinklinės rinkodaros pramonę. Jūs visi esate verslininkai, dirbantys platinimo rinkoje. Apžvelgus mūsų šalies platinimo rinką, matome, kad per pastaruosius 10 metų rinka išaugo nuo maždaug 170 trilijonų iki 373 trilijonų. 2019 metais tai yra apie 2,2 karto. Tačiau tradiciniai platinimo tiekėjai, tokie kaip universalinės parduotuvės, didieji supermarketai, tradiciniai turgus sparčiai nyksta, o internetinė mobili platinimo rinka auga labai greitai, ypač po praėjusių metų prasidėjusios COVID-19 pandemijos platinimo. Pramonės rinkos situacija smarkiai keičiasi, o kaip sekasi tinklinės rinkodaros pramoniai? Kaip jau minėjau, tinklinė rinkodara tai yra tiesioginio pardavimo pramonė. Iš esmės yra platinimo srities dalis, tačiau, kaip sakiau, platinimo rinka per pastaruosius 10 metų išaugo maždaug 2,2 karto. O kaip sekasi tinklinės rinkodaros pramoniai? Panašių laikotarpių, jei pažvelgsime į statistiką, matome, kad nuo 2008 iki 2019 metų rinka augo maždaug 2,4 karto. Tai rodo, kad augimas buvo panašus į visos mūsų šalies platinimo pramonės augimą. Tačiau čia aš atradau labai įdomų dalyką. Mūsų tinklinės rinkodaros pramonė augo iki 2015 metų. Tačiau nuo 2016 metų TI maždaug prieš 4-5 metus visa ši pramonė rodo stagnacijos požymius, rinkos dydis maždaug 5 trilijonai, 200 milijardų neauga. Taigi tai galiausiai rodo, kad mūsų tinklinės rinkodaros pramonėje visam rinkos sektoriui reikia naujo lūžio, naujų pokyčių ir šuolio. Taigi, kur galėtume rasti šių pokyčių priežastis? Pirmiausia, pažvelkime į platinimo rinką. Kaip jau minėjau, mūsų šalies platinimo pramonė nuolat augo, tačiau pastaruoju metu, ypač nuo 2016 metų, kai tinklinės rinkodaros pramonė pradėjo stagnuoti mūsų šalyje, didelių prekybos centrų ir offline platinimo sektoriai pradėjo stagnuoti ir mažėti. Vietoj to online ir mobilusis platinimas sparčiai auga. Galbūt tai sutapimas, bet būtent nuo 2016 metų tinklinės rinkodaros pramonės augimo tempas sulėtėjo. Tai rodo, kad tinklinės rinkodaros pramonė yra glaudžiai susijusi su platinimo tendencijų pokyčiais. Kitaip tariant, vartotojų vertybės keičiasi, platinimo kanalų formos keičiasi, o vartotojų pirkimo įpročiai taip pat keičiasi. Todėl manau, kad tinklinės rinkodaros pramonė taip pat turi keistis, kad galėtų augti. Taigi apie tinklinę rinkodarą galbūt vėliau paskaitose kalbėsime išsamiau. Tačiau čia aš atradau labai įdomią įmonę. Kaip jau minėjau, tinklinės rinkodaros pramonė nuo 2016 metų stagnuoja. Tačiau šioje pramonėje aš pastebėjau, kad viena įmonė sparčiai auga. Kur tai yra? Tai jūs ir jūsų šeima. Tai yra įmonė,
Atomy. Šioje tinklinės rinkodaros pramonėje buvo galima pastebėti, kad Atomy statusas sparčiai didėja. Galbūt kai kurie iš jūsų žino, tačiau Atomy pradėjo veiklą 2009 metais, pradėdama nuo maždaug 25 milijardų vonų mažų pajamų, o dabar, įskaičiavus užsienio pajamas, jos vidaus pajamos viršė 1 trilijoną vonų, todėl ji tapo sparčiai augančia įmonė. Galiausiai, nors visos tinklinės rinkodaros rinka stagnuoja, viena įmonė sparčiai auga. Tai galima matyti ir statistikoje. Nuo 2015 metų vidaus tinklinės rinkodaros rinka augo maždaug 1 procentai, praktiškai stagnuodama. Tuo tarpu per tą patį laikotarpį Atomy pasiekė apie 50 procentai augimą. Tai reiškia, kad ji pasiekė net 50 kartų didesnį augimą nei visa pramonė. Ką tai gali reikšti? Galiausiai kitos įmonės toje pačioje pramonės šakoje jau patiria labai sunkius laikus ir patiria nuosmukį, tačiau Atomy išsiskiria sparčiu augimu, todėl galima teigti, kad jie veda šią pramonę. Atomy iškyla kaip naujas rinkos lyderis rinkodaros srityje. Atomy istorija. Jie pradėjo veiklą 2009 metais. Įdomu, Atomy įsteigus įmonę iš karto pradėjo skirti daug dėmesio užsienio verslui. Buvo atidaryta filialas JAV, o vėliau ir Japonijoje. Daugelis iš jūsų jau girdėjo, jog Atomy skiria daug laiko ir pastangų šiam globaliam verslui. Pastebėjau 2019 metų vasarį mūsų įmonės pirmininkas tapo Pietų Korėjos tiesioginės prekybos pramonės asociacijos pirmininku, asociacijos, kurios atstovauja. Ir paprastai asociacijos pirmininkas yra lyderis, didžiausia įmonė šioje srityje. Atomy pirmininko paskyrimas tiesioginės prekybos pramonės asociacijos pirmininku rodo, jog ši įmonė tapo šios pramonės lyderiu 2020 metų pabaigoje. Atomy pasiekė 1,9 trilijono laimėjimų ir turėjo 15 milijonų narių, tapdama nepaprastai didelę įmonę. Tokios informacijos daugiausia pasirodo žiniasklaidoje. Atomy auganti per Hamui tinklinės rinkodaros pardavimų lyderė, per 10 metų pasiekusi 2 trilijonus pardavimų. Kokie yra Atomy augimo palyginimai? Atomy prezidentas Park Hang-il didina įmonės žinomumą šalyje ir taikosi į užsienio rinkas. Taip pat Atomy ir Kolma BNH pradeda aktyviai įžengti į Jungtinės karalystės maisto papildų rinką. Galima rasti įvairių žiniasklaidos straipsnių apie tai ne tik šalyje, bet ir užsienio rinkose. Yra žurnalas vadinamas DSN Direct Selling News, kuris yra vienas žinomiausių, apimančių naujienas ir žiniasklaidą tiesioginės prekybos pramonėje. Jame buvo paskelbtas pasaulio 100 geriausių įmonių sąrašas, kuriame Atomy užėmė 12 vietą ir buvo vienintelė Pietų Korėjos įmonė pateikusi į geriausių 50 sąrašą. Tai tikrai nuostabi naujiena. Tiesioginės prekybos pramonės pradininkė yra JAV, kur Amway vis dar užima pirmąją vietą pasaulio rinkoje. Dauguma geriausių įmonių yra amerikietiškos arba europietiškos, tačiau Atomy kaip vietinė Pietų Korėjos įmonė didžiuojasi užimanti 12 vietą.
Tai galima laikyti puikia naujiena vietinėje žiniasklaidoje. Neseniai buvo pranešta, kad Atomy tapo pirmąją tiesioginio pardavimo įmonę šalyje, patekusio į 500 didžiausių įmonių visose pramonės šakose. Koks yra Atomy augimo ir sėkmės paslaptis? Manau, kad jūs tikriausiai jau esate girdėję apie tai per įvairias progas. Tačiau, rengdamas šią paskaitą, radau daug informacijos ir viena iš pagrindinių temų buvo verslo globalizacija. Kaip jau minėjau anksčiau, Atomy nuo pat įkūrimo pradžios daug dėmesio skyrė globaliam verslui. Tai reiškia, kad jie pasitelkė globalią strategiją ir neapsiribojo tik Pietų Korėjos rinką, o nuo pat pradžių turėjo didelį požiūrį į tą verslą. Yra įvairių sėkmės paslapčių ir augimo priežasčių. Galiausiai, jei žiūrėsime plačiau, Atomy augimo fonas ir sėkmės paslaptys yra produktų kokybė ir įmonės verslo filosofija. Aš tai galėčiau apibendrinti kaip kietosios ir programinės įrangos derinį, kuris lėmė augimą. Kietoji įranga gali būti suprantama kaip produktai, o programinė įranga kaip įmonės sistema ir valdymo filosofija. Galiausiai įmonės filosofija orientuota į verslininkus ir klientus yra didžiausia sėkmės paslaptis. Kalbant konkrečiau, tai yra absoliuti kokybė ir absoliuti kaina, apie kurią tikriausiai jau esate girdėję. Šios kainos ir produktų konkurencingumo pagrindas buvo esminis. Galiausiai marketingo esmė visada yra produktų kokybė. Jei produktas nėra geras, toliau daryti kažką bus ribota. Taigi kainų konkurencingumas ir produktų konkurencingumas gali būti laikomi pačiu pagrindiniu marketingo pagrindu, bet to klientai yra labai svarbus. Todėl Atomy praktikuoja vartotojų centrą valdymą, ypač organizacijos kultūrą, kuri suteikia laisvę įdalinimui ir atsakomybei, taip pat kompensavimo planą ir įėjimas bei išlaikymas yra labai laisvi. Taip pat gražinimo ir pinigų gražinimo sistemos yra unikalios. Be to, siekiama bendro augimo su partneriais, kas man kaip marketingo dėstytojui buvo labai įdomus faktas. Jūs žinote, kas yra Ilpumilsa ar ne? Manau, kad tokie dalykai suteikia partneriams šiek tiek pasitikėjimo ir leido jiems nuoširdžiai skirti dėmesį savo pagrindiniai veiklai. Dar viena didžiausių sričių, apie kurią norėčiau kalbėti, yra nomadų valdymas, kad nuo pat pradžių siekėme globalių verslo galimybių. Manau, kad pradėjus žiūrėti į rinką, ne tik kaip į Pietų Korėją, bet ir kaip į viso pasaulio rinką, buvo galima tapti šios pramonės lyderiu. Kaip jau minėjau, dabar Atomy tapo rinkos lyderiu tinklinės rinkodaros pramonėje. Ar nejausite kažkokio pasididžiavimo ir pasitikėjimo savimi? Jūs turite pasididžiavimo, būdami Atomy nariais ir darote įtaką tinklinės rinkodaros verslui. Tinklinė rinkodara galiausiai yra rinkodara. Taigi, siekiant padidinti šios tinklinės rinkodaros galimybės, kas iš tikrųjų yra tinklinės rinkodaros esmė ir pagrindas, aš sakau, kad užsiimu tinklinę rinkodarą. Tačiau, ar tikrai gerai žinau, kokios yra pagrindinės rinkodaros savokos? Kokios yra svarbiausios rinkodaros strategijos? Manau, kad būtų naudinga šiek tiek pasimokyti apie šiuos pagrindinius dalykus. Taigi, dabar pradėsime kartu studijuoti marketingo pagrindinės savokas ir tiesioginės prekybos pramonės ypatybės. Kitame paskaitų cikle pradėsime nuo marketingo, dalinsime svarbiomis marketingo temomis ir taip pat studijuosime tinklinės rinkodaros pramonę. Be to aptarsime, kaip neseniai dažnai minimas ketvirtasis pramonės revoliucijos etapas gali paveikti tinklinės rinkodaros pramonę ir kokių pokyčių reikia. Apie tai kalbėsime kitose paskaitose. Iki pasimatymo kitose paskaitose.